parduotuvėse turi galiojimo laiką. Dabar yra tas metas, kai man labai gerai sekasi, kai aš esu motyvuota, kai aš noriu ir viskas yra va tai va, bet nebus taip visą laiką. Lietuvoje yra tiek vietos pasaulyje ir yra tiek neužpildytų nišų ir tiek galimybių daryti dalykus, tai man atrodo, kad jeigu tiesiog kas yra svarbiausia, labai norėtų ir viskas. Esu girdėjus, kaip ten į tuos madistų vakarėlius tiesiog žmonės susižino lokacijas, nes parašyta yra ten kažkur, ne ant kvietimo, tiesiog kažkur pasidalina ir tiesiog ateina ir ten, pavyzdžiui, prie durų niekas nečekina ir tada tu ateini į vidų ir ten šimtai žmonių, kurie nebuvo kviesti. Dabar visi labai traukia tą tvarumo kortą. Aš esu tvarus, aš čia toks ir žiauriai kiša, kad aš čia tvariausias, toks anoks ir tada aš kitą dieną vaikštau Akropolį ir sutinku žmogų Zarai apsipirkinėjantį. Nu ką, Viltė, esi pirmoji stilistė, kurią aš kalbinu Kūryba be filtrų laidoje. Šiaip apskritai, mano pirminė idėja buvo kalbinti tik tais drabužių dizainerius, juvelyrus, žmonės, kurie dirba tiesiogiai su produkto kūrimu. Taip. Bet aš visą laiką tave stebiu ir matau, kiek tu daug įdedi darbo, kūrybos į įvaizdžių kūrimą. Ir apskritai matau labai didelį susidomėjimą iš žmonių, iš žiūrovų, iš sekėjų ir tokį susižavėjimą stilisto profesiją. Ir manau, nesuklysiu pasakydama, kad stilisto profesija šiai dienai labai trendina ir ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Jo, 100%. Šiaip iš tikrųjų aš kai pasigilinu Instagram'e, pasižiūriu profilių žmonių, jaunesnių, tarkim, merginų, vaikinų, tiek daug stilistų arba tiek daug žmonių, kurie nori būti stilistais. Tai labai fainai, labai džiugu, kad žmonės nori siekti šitos karjeros ir jo. O tu nepastebi, kad dabar bet kas nori, gali užsirašyti pas savo Instagramo bio, kad aš esu stilistas ir dabar, man atrodo, bet kas norintis gali būti. Kaip ten sako, fake it till you make it, tai norit, rašykit, bandykit, darykit, nežinau, aš tai nieko tame blogo nematau, nes jo, dažnai žmonės tą pasako, kad oi, kiek čia daug stilistų, kiek čia daug fotografų ir taip. Nu tai gerai, kad daug, tai ko jums trukdo? Man tai čia jokios problemos tame nėra. Aš palaikau, bandykit, darykit, stenkitės, kažkam pasiseks, kažkam ne. Žinai, aš pastebėjau tokį dalyką, kad tikrai daug pasiekę stilistai jau ima pykti. Aš tikrai paklausau podcastų ir užsienio šalyse, ar ne, iš tokių žinomų stilistų. Tarp jų jaučiasi toksai, žinai, netgi įniršis, kad va, čia kas nori, tas ir būna stilistų, čia maždaug teršia mūsų profesiją. Kokia tavo nuomonė? Man tai atrodo, kad čia biškai nepasitikėjimas savim arba kažkoks pavydas gal, kad ateina jauna karta kalba, nes man jokio skirtumo. Man kaip tik yra džiugu, kad jo, kas nori, tas gali būti. Dabar iš esmės tokie laikai, kur socialiniai tinklai gali labai sukurti klaidingą įspūdį apie žmogų ir žmogus iš esmės gali būti, kuo jis nori. Nu, aš tame problemos nematau. Man netrukdo, palaikau, darykit, stenkitės, jo. Kaip ir sakau, kažkam pasiseks, kažkam ne. O pykčia dėl to, įniršį kažkokį laikyti. Nežinau, pas mane nėra tokių negatyvių emocijų šio klausimu. Tai manau, kad dėl to ir buvo, ko gero, daugiausiai klausimų būtent tau, kaip būsimam pašnekovui. Mane tas labai fainiai ir maloniai nustebino. Aš matau, kaip iš tikrųjų žmonės nori tokių kažkokių įdomesnių profesijų, nori išbandyti save mados industrijai. Ir ko gero, daugiausiai pasikartojantis klausimas, jis tikrai pasikartojo ne vieną kartą ir iš nei vieno žmogaus. Ką tu baigus, ką tu studijavai, susijusi su mada ir su stilium? Pirmas klausimas ir iš karto aparatai iš tiesiog. Čia yra klausimas, kurį aš niekada ir neatsakau, turbūt dėl to vis ir buvo dažniausias. Tai yra taip, kad aš studijavau mados dizainą, bet kadangi aš nuo 18 metų jau pradėjau dirbti, suktis, bandyti daryti, kai jau buvau antram kurse, darbai buvo įsisukę tiek, kad aš turėjau pasirinkti, ar man mokytis toliau, ar man eiti praktikos keliu. Nu ir aš pasirinkau praktikos kelią ir nebaigiau mokslų, tai noriu pasakyti tik tai, kad, kaip pasakyti, priežastis, dėl ko aš niekada neatsakinėjau į šitą klausimą, tai yra ta, kad nesudaryčiau jaunai kartai kažkokios blogos įtakos, ar nepadėčiau priimti blogo sprendimo šio klausimą. Mano atveju mokslai man, kaip pasakyti, trukdė. Aš nesididžiuoju, kad aš jų nebaigiau, bet man jie trukdė siekti karjeros ir jo.
Tai jo, tikiuosi, niekam nepadarysiu blogos įtakos, tiesiog atsakydama į šį klausimą, tai mokslo aš nebaigiu. Žinai, egzistuoja toksai labai dviprasmiška nuomonė, vat kiek pakalbu su dizaineriais, kiek pakalbu šiaip pat nebūtinai laidoje ar ne su pažįstamais stilistais, visų nuomonė išsiskiria. Vieni sako, kad jiems kaip tik labai padėjo studijos atrasti save, suprasti daugiau apie madą, o kiti sako atvirkščiai, kad būtent studijos jie formuoja kažkokį kaip štampuotę, tu tarsi daraisi toks kaip visi ir tave suformuoja galbūt ne tokį, kokį tu norėtum būti. Ar tau buvo kilusi tokia mintis, kad studijos tau būtent dėl to trukdo, ar dėl ko jos tau trukdė? Man trukdė dėl to, kad aš kaip ir sakau, aš tik su 18 metų, aš ten išvariau į Londoną gyventi, tada grįžau į Lietuvą. Aš visą laiką dirbau, aš 18 metų išėjau iš tėvų, tiesiog pati ant savęs gyvenau ir aš neturėjau prabangos tiesiog turėti tiek laisvo laiko ir viso savęs skirti mokslam. Tai reiškia, kad aš išeinu į paskaitas, po paskaitų aš einu į H&M, dirbu pardavėjai ir grįžtu 11 val. Namo miegoti. Ir taip kiekvieną dieną. Ir man būdavo kiek sunkoka paruošti namų darbus, kaip pasakyti, pasiruošti paskaitom ir taip toliau. Ir aš visą laiką išdėstu jausdavau tokį, kad aš čia niekada nieko nepadarysiu, kad aš čia tokio, visą laiką toks spaudimas ir menkinimas. Ir tai turbūt ir buvo viena iš tokių ryškiausių priežasčių, dėl ko aš pasirinkau kelią eiti praktiką ir stengtis pati išsikovoti vietą pasaulyje, o ne eiti mokslo keliu, nes man tiesiog emociškai tu grįžti išsunkęs ir pastoviai jauti spaudimą iš dėstytojų, kad tu čia toks anoks. Nors, tarkim, aš jau mokslo metu darydavau ganėtinai didelius projektus ir dirbdavau su tikrai, su aukšto lygio projektais ir eidavau, dirbdavau, darydavau ir tada tu ateini paskaitas ir jautiesi toks kaip niekas, nes jau pastoviai taip. Tai va. O tai tos studijos jos buvo UK ar Lietuvoje? Čia buvo Lietuvoje. Ai, tada nenuostabu, nes aš galvoju, tu sakai, kad buvai išvažiavus į UK ir galvoju, negali būti. Ta prasme, UK tikrai negali būti, aš negaliu tuom patikėti. Lietuvoje tikrai galiu patikėti ir girdėjau tikrai ne iš vieno žmogus, kurie baigė ir akademiją, kas baigė kolegiją, nesvarbu. Aš nenoriu nieko blogo pasakyti apie dėstytojus, bet noriu pasakyti tik tai, ką aš girdėjau iš kitų žmonių, kad labai yra pasenęs požiūris į studentą, į jauną žmogų, į mados industriją bendrai pasauliniu mastu, kaip tai vyksta dabar ir viskas kažkur liko, neaišku, 20 metų, 30 metų atgal. Tai aš irgi apie nieko blogo nenoriu sakyti, kiekvieno patirtis yra skirtingos, aš gal tikrai nebuvau pati atsakingiausia studentė ir ten nesugebėdavau nueiti visas paskaitas ir ten neparuošdavau visų darbų ir taip toliau, bet tiesiog faktas toks, kad aš ten emociškai jaučiausi prastai, aš jaučiausi pastoviai kažkokį kampą stumiamą ir tie sakymai, kad čia apie nieko nepadarysi, taip toliau, kai išėjęs iš studijų aplinkos darai dalykus ir nesulaukiu jokio palaikymo. Bet aš nenoriu skustis, čia tiesiog praeitis, man šitas dalykas neveikia ir aš pasirinkau tiesiog nebaigti tų mokslų. Nežinau, dabar jo aš šiek tiek prastai jaučiuosi dėl to, kad aš neturiu diplomo, bet iš kitos pusės skirtumas. Kol kas viskas gerai sekasi. Nežinau, kaip bus paskui. Dabar kaip yra, taip yra gerai. Tai. Žinai, tavo darbai kalba patys už save ir ar tu turi diplomą, kuris dulka kažkur stalčiui, ar tu jo neturi, tu įrodai savo darbais visiems. Kodėl tu esi tokia įdomi kitiems, kodėl tiek klausimų sulaukia, tikrai nebereikalo, Vilte. Tai gal dabar toks etapas, nežinau. Aš tai šitą visą dalyką labai paprastai žiūriu. Man atrodo, kad, kaip pasakyti, ir stilisto profesija turi galiojimo laiką ir nebus taip, kad ateisiu po 5 metų, tarkim, pas kažką į podcastą ir ateis klausimų lavina. Man atrodo, kad viskas turi savo galiojimo laiką ir dabar yra tas metas, kai man labai gerai sekasi, kai aš esu motyvuota, kai aš noriu ir viskas yra vataiva, bet nebus taip visą laiką. Ar yra Lietuvoje tokios studijos kaip grinai profiliuoto stilisto, ar tam, kad tu taptum stilistu, tu turi eiti į mados dizainą? Nes aš nesu girdėjus, kad profiliuotų būtent stilisto profesiją. Mano laikais, kai aš studijavau, buvo taip, kad tu eini į mados dizaino studijas ir ten atrodo 3 kurse, iki kurio aš jau nebedėjau, tu gali pasirinkti, ar tu nori būti stilistas ar būti dizaineris. Bet iš esmės yra, nežinau kaip yra dabar, aš bijau sumeluoti, bet tais laikais buvo jo. Taip. O daugiau studijų aš netiesą sakant nelabai žinau. Aš jau išėjus iš to. Pas tavęs viskas iš pajutimo. O kada tu supratai, kad tu nori dirbti būtent mados industrijai? Ne kokiai medicinui, ne teisė, žinai, būtent mados industrijai. Mėgau, domėjausi visą gyvenimą, bet supratau, kad noriu kažko su tuo siekti tada, kai išvažiavau į Londoną.
pagyvenau ten sunkaus gyvenimo, tokio, kur... Ir tada kažkaip sėdžiu, galvoju, nu gerai, reikia kažką daryti, negali taip daugiau tęstis ir ką man veikti. Ir supratau, kad noriu grįžti į Lietuvą, pabandyti studijuoti. Ėjau mokinausi piešti, kad įstoti ten, kur studijavau. Ir kažkaip viskas ir užsisuko. Bet iš tikrųjų, aš taip neigiamai apie tos mokslus pasakiau, kad čia man sunku buvo, bet jie iš tikrųjų davė tokį pastumėjimą toliau eiti, nes vis tiek tu įstoji, mokais, darai dalykus. Tai, ja. Nu, nebuvo ten viskas labai blogai, bet ir gerai nebuvo. Ja. O kas nulėmė tavo dabartinę karjerą kaip komercinės stilistės? Kodėl tu, pavyzdžiui, neėjai į tos vadinamos privačios stilistės, kaip čia teisingai pavadinus? Privati stilistė, asmeninė stilistė, taip. Man atrodo, kad labai žmogus, kuris dirba asmeniniu stilistu, turi turėti labai tą tokią ir asmenybę, būti tokiu ekstravertu, norėti bendrauti su žmonėm, gilintis, nežinau. Aš nesu tokia, gal kažkada ateiti persilaušiu ir galėsiu daryti šitus dalykus, ir eiti privačiai tvarkyti spintas, ten dėlioti kažkokias kapsulės ar bet man viskas remiasi į bendravimą ir žmogaus, aš dabar, tiesiog dabar aš to nenoriu daryti. Komerciniai projektai man yra daug įdomiau, tai yra daugiau kūrybos, privačiai kol kas. Ne, man. Pat ir norėjau klausti, ar daugiau vis tik kūrybos yra komercinėse, ar būtent privačios. Ne, aišku, privatus, tas asmeninis stilistas, ne, kaip tu sakai, man atrodo, kad ten irgi yra tos kūrybos, ar ne, nes tu keiti kaip ir žmogaus įvaizdį, jo gyvenimą, bet vėlgi, ar tu su to žmogum vaibinsi, čia yra kitas dalykas. Man būtent tas ir yra, kodėl klientai, su kuriais aš, tarkim, seno žmonės, su kuriais aš dirbu, jie iš esmės visi yra mano draugai. Tai yra žmonės, kuriuos aš gerai pažįstu ir galbūt dėl to man ir sekasi gerai ištransliuoti tai, gerai sukurti jų įvaizdį ir ištransliuoti tai, ką jie nori pasakyti, nes aš juos pažįstu. O dabar aš jaučiuosi taip, kad eidama pas privačius klientus, aš nelabai noriu veltis į bendravimus ir pažintis ir taip toliau, nes aš tokia uždaresnė šiaip esu. Ir kad gerai sukurtum įvaizdį ir būtų kažkoks tęstinumas, kad abi pusės būtų laimingos, man atrodo, kad tu turi gerai pažinti žmogų. Man atrodo, kad taip paties peržiūrėjęs spintą ir nuėjęs vieną kartą padaręs asmeninį apsipirkimą, tu nepasieksi gerų rezultatų. Čia visiškai jokių neigiamų dalykų nesakau stilistam, kurie taip daro, bet čia tiesiog yra mano toks požiūris. Bet ar yra Lietuvoje pakankamai tokių komercinių projektų, kur yra reikalingas stilistas? Nes seniau, kiek žinau, labiau, pavyzdžiui, ir dėl fotosesijų, stilizavimo ir kažkiek komercinė projektai, jie labiau kreipdavosi, ateidavo pas dizainerį, tam mums reikia drabužių, ar ne? Dabar jau visą tai kontroliuoja stilistai, jau dabar įsikiša stilistas. Seniau to nebūdavo, gal netgi prieš kokius 5-10 metų kažkaip ta rinka dar nebuvo tokia išsivyščiusi. Nes aš pamenu, pirmą kartą dirbau su stilistu 2015 metais, su Žiburiu buvo nerasti. Ok. Nu, iš tokio gaunu užklausų ir pasiūlymų ir prašymų, tai man atrodo, kad darbo, jeigu nori, bus va tiek. Visada sutinki, ar ir būna pasakai ne? Beveik visą laiką sakau ne. Kodėl? Nu, neįmanoma visko spėti. Man atrodo, aš turiu savo klientus, ilgalaikius, aš turiu savo darbus ir jeigu yra papildomo laisvo laiko, jo, aišku, aš darau tai, kas yra faina, kas yra įdomu, bet imti viską iš eilės tam, kad daryt. Pirmas dalykas, jeigu tu varysi va tai akis išdegęs, tu nepadarysi kokybiškai, o man kol kas, dar kol esu jauna, kol dar esu motyvuota ir noriu, svarbiausias dalykas yra tiesiog padaryti kokybiškai. Tai nežinau, aš visų pinigų neuždirbsi, man kol kas jo, svarbiausia yra tiesiog išlaikyti kartelę ir nepasišiukšlinti. O jeigu išimčiau viską iš eilės, tai man atrodo, kad būtų prastai. Ko gero ir perdegtum. Pastebėjau dar tokia įdomią tendenciją, nežinau, ar Lietuvoje tai yra populiaru, gal tu papasakosi. Užsienį jau stilistai žymesni, kurie turi labai daug užsakymų, jie apmokina asistentus, kurie perima dalį jų klientų ir dirba su jais. Ir tikrai tai yra dažna praktika. Ar Lietuvoje tai yra praktikuojama, ar mes dar iki to, sakykime, nedaugom? Yra praktikuojama ir tikrai labai didelė dalis stilistų turi asistentus, ar, kaip pasakyti, ar stipresnius, ar silpnesnius, ar tokius, kuriem ten duoda mažiau darbo, ar daugiau, bet turi. Bet mano atveju aš negalėčiau
perduot darbo su savo klientu asistentui, vien dėl to, kad mano požiūris yra toks. Mane samdo klientas mane, o ne mano asistentą, todėl aš turiu būti ir aš turiu daryti. Bet jo, suprantu, kai yra daug užsakymų, daug reikalų, galbūt kiti žiūri kiek paprasčiau ir perleidžia tos darbus. Bet jo, aš kartais turiu asistentus aikštelėse, bet jie nėra tie žmonės, kurie priiminėja sprendimus. Tai yra labiau žmonės, kurie išgarina drabužius, ten padeda setę tvarkytis, padeda daryti grąžinimus, bet taip, kad kūrybinę dalį aš kažkam perleisčiau, tai ne, aš nematau savęs to darančios, nes jo, kaip ir sakau, žmonės samdo mane. Tai man atrodo šiek tiek nesąžininga perduot šitą estafetę. Labai daug klausimų, kaip ir apie tavo studijas. Labai daug klausimų, manau, kad aš tikrai laukiu šito klausimo. Taip. Kaip tau pavyko prasimušti šitoj rinkoje? Visiems yra labai įdomu, ar ne? Ar dar beliko vietos pasaulyje Lietuvoje? Naujam. Lietuvoje yra tiek vietos pasaulyje ir yra tiek neužpildytų nišų ir tiek galimybių daryti dalykus, tai man atrodo, kad jeigu tiesiog kas yra svarbiausia, labai norėt ir viskas. O kaip pavyko prasimušti, aš tiesiog norėjau. O kai tu nori, tai ir pavyksta. Nežinau, aš tiesiog nebijodavau niekada nieko į socialinius tinklus dalintis. Šiaip žmonės dažnai labai pergyvena dalintis savo darbais, nes kaip ir atiduodi kažkokią dalį savęs, tu ten bijai, kad tave teis, taip toliau, taip toliau. Man visą laiką, taip paprastai pasakius, buvo dalampački. Aš tiesiog dalindavau, skeldavau ir iš širdies tiesiog viską dariau. Ir man atrodo, kad tie, kam reikėjo pastebėti ir pastebėjo. Ir aišku, mano keli pasitaikė žmonių, kurie patikėjo manim ir davė tą pastumėjimą. Ir aš tai puikiai suprantu, kad nebuvo, kaip pasakyti, ta pati Karolina Meskino, Free Finger ir taip toliau. Jie tiesiog tikėjo manim, paimdavo mane dirbti, kai aš būdavau visiškai žalia. Ir faktas, kad šitie žmonės man davė tiesiog labai didelį pastumėjimą. Ir aš labai vertinu tai ir visą gyvenimą atsiminsiu juos dėl to. Tai tu manai, kad vis tik yra ta sėkmė slypi socialiniuose tinkluose? Šiais laikais, man atrodo, kad labai daug vis... Ne, ta prasme, jeigu tu keli social media ir tu ten koks aš čia toks, anoks, bet tu ateini į aikštelę ir tu nedeliverini visiškai ir žmonės tada supranta, kad ten viskas yra tiesiog netikra, tai nebūsi tu sėkmingas. Bet jeigu tu daliniesi, keli, dirbi, viską darai iš širdies, tai faktas, kad socialiniai tinklai tau prideda tiek sėkmės, man atrodo. Aš taip manau. Ja. Bet iš esmės viskas yra sėkmės reikalas, man atrodo. O pažintis jos kažkiek nulėmė? Tai čia faktas. Nes visi bijo tų pažinčių. Jeigu aš neturiu pažinčių, ne? Tai ką man daryti? Bet man atrodo, kad tas pažintis turi būti nuoširdžios, o ne pritempinėjimas, kur tu ateini į madistų vakarėlį ir aš neapkenčiu šitų dalykų ir aš, kaip pasakyti, niekam nerekomenduoju eiti tuo keliu. Man atrodo, kad tiek pažintis, tiek... Viskas tiesiog turi širdies būti, kad būtų. Žinai, dar į tą madistų vakarėlį reikia kvietimą gauti. Jeigu nieko nepažįsti, kaip tada? Čia vėlgi tas yra, jeigu labai nori, viskas įmanoma. Esu girdėjus, kaip ten į tuos madistų vakarėlius tiesiog žmonės susižino lokacijas, nes parašyta yra ten kažkur, ne ant kvietimo, tiesiog kažkur pasidalina ir tiesiog ateina ir ten, pavyzdžiui, prie durų niekas nečekina ir tada tu ateini į vidų ir ten šimtai žmonių, kurie nebuvo kviesti ten. Tai žodžiu, viskas yra įmanoma. Ok, įdomu, nes tikrai egzistuoja nuomonė, kad tai yra sudėtinga prasimušti, kai tu nieko nepažįsti. Žmonės bijo šiais laikais pažindintis, ar ne, mes gyvenam tokiame virtualiame pasaulyje, kai nebemokam gyvai bendrauti. Ok, aš irgi iš tikrųjų po karantino, po COVID, aš praradau savo socialumą ir visą savo bendravimo skilą, bet kažkaip... Viskas tvarkos, nežinau. O pažindintis aš irgi nesu mėgėja vaikščioti tos renginius ir ten bendrauti su žmonėm, bet ne viskas ant to pastatyta, man atrodo. Jeigu tu būsi geras ir dirbsi ir norėsi, žmonės pastebės tave. O jeigu, kaip pasakyti, visą laiką galima parašyti, pasisiūlyti. Taigi aš irgi iš pat pradžių, kai aš tik pradėjau savo karjerą, aš rašydavau stilistėm ir sakydavau, galbūt jūs ieškote asistentės, galbūt norėtumėt kartu padirbėti, aš eidavau, darydavau nemokamai. Čia viskas nuo noro. Jeigu tu nori, tu sugalvosi kelius. Viskas. O kokie tavo santykiai su mados industrijos atstovais? Ar tai yra tiesa, kad jie tokie yra labai uždari, kad čia yra tokia VIP erdvė, viskas private, nieks nenori bendrauti, tai toks gyvatynas, taip šneka žmonės?
Taigi visur visokių žmonių yra. Ir man atrodo, kad kiekvienoje industrijoje, tai mados industrija, tai aišku, yra ir tų gyvačių, ir yra tų žmonių, su kuriais aš jų nenoriu matyti ir nieko bendro turėti. Yra žiauriai fainų žmonių ir iš tikrųjų per darbus, per visus projektus, koncertus, viską aš tikrai susiradau žiauriai daug draugų iš šitos industrijos. Jo, realiai, jeigu tu gali žmogų draugų vadinti, tai man atrodo, čia yra geras ženklas. Ir aš tokių susiradau per darbus labai daug. Tai į kokią tą aplinką pateks? Yra visokių. Jo, kaip aš sakau, yra tokių, su kuriais aš nieko bendro nenorėčiau turėti, o yra tokių, kur aš vos ne kiekvieną dieną susirašau ir išeinam į miestą. Ir stilistų yra žiauriai fainų. Tikrai atrodo ta pati profesija ir čia kaip ir turėtų būti kažkokios žiežirbos, kažką. Aš bent jau neturiu jokių problemų su jokiais stilistais, susirašom, kažkam kažko reikia, tu padedi, man kažko reikia, kažkokio patarimo, susirašai pokalbį. Tikrai neturiu konfliktų su nieko ir man atrodo, jo, viskas labai tvarko. Tai aš nesakau, kad iš tavo pusės ar iš kitų, pavyzdžiui, mados industrijos atstovų ir jaučiasi konkurencija, tu pati kaip žiūri iš šalies, ar tau matosi konkurencija tarp jų? Aš to nejaučiu ir nelabai gal pastebiu. Aišku, tai nugirsti, ten kažkas kažką lepteli negražus, ten kažką paplė. Bet aš kažkaip nelabai gilinuos, man nelabai įdomu ir nežinau. Ne, tokių, kad akivaizdžiai matyčiau, kad čia kažkas konkuruot, bandytų kažką. Ne, nėra taip. Gal kažkas iš šono galėtų kažką pasakyti, bet aš neįvardinčiau taip. O kaip prasidėjo tavo tokia draugystė, galima sakyti, su Jessica, nes tu galima sakyti, kad tu esi jos asmeninė stilistė, ar vis tik kitaip tu ten, kitokia rolė tavo? Turbūt, kad gal. Nėra taip, kad aš jai kasdienai, jinai man paskambino, ką man čia šiandien rengtis ir aš jai pasakau, bet koncertai, filmavimai, viskas, jo. Bet, pavyzdžiui, gerai, dabar pirmą kartą darėm tokią avantūrą, aš nežinau, tokį kitokį dalyką, tai jinai dabar yra išskridusi Euroviziją su Silvestru, jinai yra Eurovizijos delegacijos komandai ir jai reikėjo, jinai išvažiavo 3 savaitėm ten, ir jai reikėjo drabužių. Ir mes nuvažiavome į Think Twice, čia tokie kaip dėvėti drabužiai, bet labai faina selekcija, ten geresni prekiniai ženklai, tokie vienetiniai, žodžiu, labai faini drabužiai. Ir aš ją nusivedžiau ten, dieną prieš buvau atvykus ir išrinkau jai visą kabyklą drabužių ir, žodžiu, rinkom jai outfitus į kelionę į Euroviziją. Pirmą kartą tai darėm ir aš labai džiaugiuosi, nes iš esmės pasiėmė plius minus viską, ką aš buvau atkabinusiai. Ten išėjo gal su 6-7 maišais drabužių. Tai, pirmą kartą darėm tokį asmeninį apsipirkimą. Tai su ja man buvo žiauriai smagu, nes aš ją pažįstu, aš žinau, kas jai tinka, kas jai patinka. Ir jinai pasitikė manim, tai tas labai faina. O kaip prasidėjo, dabar man reikia atsiminti, nes čia buvo ganėtinai seniai. Taip. Pirmą kartą jinai man parašė dėl radistų, man atrodo, festivalio. Tai jau radistų festivalio nėra kiek porą metų gal. Tai jinai ten koncertavo ir jai reikėjo įvaizdžio, bet aš tuo metu negalėjau jos aprengti ir sakiau kitą kartą. Ir tada man rašė dar dėl kažko ir aš tada kažkaip irgi sakiau, kad ne. Ir trečią kartą jinai man parašė dėl muzikinio klipo ir sakau, darom, važiuojam. Nes ten jau buvo mano formatas, norėjau daryti, buvo fainai, bet kamėsime, kad pasiuvom ten įvaizdžius, visą kitą ir neišėjo tas muzikinis klipas. Bet užsimezgė labai graži draugystė, kuri tęsiasi iki dabar. Tai jau. Apie Jessica iš tikrųjų galima būtų atskirą podcastą daryti. Čia galima būtų valandą sėdėti ir kalbėti. Taip, jeigu trumpai pasakius, tai va. Nes man atrodo, pas jūs netgi socialiniuose tinkluose viskas pas tave, netgi atsidarai tavo profilį ir pagrindė viskas apie Jessica, žinai, atrodo, kad jūs gyventumėt kartu. Ne, yra taip, kad jinai yra tokio dydžio atlikėja, jinai turi tiek filmavimų, tiek koncertų, visko yra tiek daug, kad aš net ir su didžiausiais norais. Nėra taip, kad man nesiūlo kiti dirbti. Yra taip, kad aš tiesiog pasirinkus šitą gyvenimo etapą šiais metais dirbti su Jessica. Nes man atrodo, kad tu turi būti susikoncentravęs į vieną projektą, į vieną žodį. Jeigu tu nori padaryti kokybiškai, tu negali barstytis. Įrengti ten vieną dieną aprengti vieną, kitą dieną aprengti kitą. Aš esu sutelkus visą savo dėmesį, visą savo laiką
viską Jessica ir dabar yra mano pagrindinis projektas. Tai nėra keista, kad atsidarius po feedą daugiau yra Jessicos turbūt negu manęs. Tai jo. Po jūsų bendradarbiavimo aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju jos dirbančios su kitų stilistų. Vis tiek pasižiūriu, žinai, kiekvienas stilistas turi savo braižą. Nėra taip, kad mes visi aklai ten varom palei tuos trendus, kiekvienas stilistas turi savo braižą. Nu, gal kažkiek ten tų tendencijų laikosi, žinai, bet vis tiek savo veda. Ir aš dabar galvoju, okei, jeigu Viltė, nežinau, išvažiuotų Bahamas, pavyzdžiui, nebėra Viltės. Viltė sako viskas, studijuos, nebenoriu dirbti, žodžiu, atidarau barą ir surfinsiu, žinai. Ką Jessica darytų? Aš neįsivaizduoju jos absoliučiai su jokia stilistė. Aš neįsivaizduoju, čia reikėtų pačios Jessicos paklausti. Nu kaip pasakyti, aš tai nėra taip, kad aš esu, nežinau kaip paaiškinti. Dabar aš neįsivaizduoju, kaip mes galėtumėm nedirbti kartu, nes tai tiesiog nėra taip. Apskritai, į šitą projektą aš net nežiūriu kaip į darbą. Visa kompanija, čia nėra vien Jessica, čia yra Artūras make-uperis, yra plaukų stilistė Katrė, ten Jessicos asistentai, pagalbininkai, Elza, Paulius, visi. Mes visi esam tiesiog komanda. Čia, ir ta komanda jau net sakyčiau ne komanda, o mes esam draugai. Mes turim savo atskirus chatus, kur mes turbūt kiekvieną dieną susirašinėjom, bendraujam, veikiam, darom dalykus. Kiek kelionių buvę kartu, ten Italijos, ten, nežinau, Oslas, Londonas, Paryžius. Aš net nebesuskaičiuoju, kiek visko buvo kartu ir man tiesiog būtų žiauriai sunku įsivaizduoti, kaip mano gyvenimo to nebėra, bet aš tuo pačiu ir suprantu, kad čia nebus amžina. Tiesiog kažkada tai baigsis greičiausiai. Tai gal ir su kita stilistė dirbs Jessica, nežinau, bet dabar kaip yra, tai man labai patinka ir aš nenoriu, kad tai baigtus, bet reikia realistiškai žiūrėti dalykus. Viltė, papasakok apie pačią įdomiausią tavo darbo užkuliusis, jeigu taip galima pavadinti. Kaip vyksta kūrybinis procesas? Jau kaip suprantu, tu ir ne tik parenki jau paruoštus produktus, aksesuarus, drabužius, bet tu užsiimi ir kūrybinė dalimi, ar ne? Visą įvaizdį suformuoji nuo žaliavų. Taip. Tarp, čia vos ne dizainerio darbas yra. Žmonės šito gal nelabai supranta, bet kai, tarkim, gerai kaip pavyzdį, kalbėsiu apie Jessicos projektus, kad žmonės geriau įsivaizduotų. Tai tarkim yra Jessicos šitas arenų turas. Jo. Ir reikia paruošti įvaizdžius. Tai kaip yra, mes susikuriam savo moodboardus, net kaip lietuviškai yra moodboardas. Nuotaikos lenta, labai kvailai skamba, bet visi žino, kas yra moodboardas. Anglicizmai, visa kita, bet moodboardas tiesiog. Tu pasiruoši moodboardus, inspiracijos susidedi, kas tau gražu, kaip kas turi būti. Mes dažniausiai vadovaujame šiaip kažkokiais tam nuotaikom kokiom ar kažkas tokio, kad kiekviena koncerto dalis turėtų atspirties tašką. Tu negali ateiti ir taip, tai čia bus tokia suknelė, čia tokia. Tu turi susidėlioti koncertą tiesiog dalim, kad galėtum nuo kažko atsispirt. Ir aš ateinu pas dizainerį su jau tokia preliminaria idėja, siluetų, audiniu, kaip turi atrodyti tas drabužis. Nėra taip, kad aš ateinu pas dizainerį ir sakau, sukurkit suknelę. Aš pati prisidedu labai daug ir prie to kūrybinio proceso, kaip tas rūbas turi atrodyti. Ir man atrodo, kad geriausią rezultatą galima pasiekti tada, kai stilistas su dizaineriu atsisėda ir kuria kartu. Nes aš žinau, kas tinka, tarkim, Jessicai, aš žinau, ko mums reikia, o dizaineris dar gali įmesti savo tą tokį višnaitę ant tortą ir pakonsultuoti ant kažkokiais, tarkim, techniniais siuvimo dalykais. O jeigu būtų taip, kad aš ateinu pas dizainerį ir atiduodu daryti viską jam, tai tada labai matos. Aš iš šono, kai žiūriu, labai matos, kai, kaip pasakyti, nedalyvauja procese tiek stilistas, tiek žmogus, kuriam yra kuriamas įvaizdis, nes tada labai išryškėja dizainerio šitas braižas ir nėra tos asmenybės galbūt pačio atlikėjo. Taip, galiu vardinti. Tu turi kažkokius tam tikrus dizainerius, kuriais pastoviai dirbi, ar tu kiekvienam projektui vis tik pasirenki pagal idėją? Šiaip skolintis, tarkim, drabužius fotosesijom, kurie jau yra pagaminti, reikia ten kažką minimalaus sukurti naujo, tai aš kreipiuosi šiaip, būna parašau Instagramą žmonėm, kuriuos, tarkim, tiesiog seku, bet tokiem dideliem projektam, kaip ten koncertai ar kažkas šiaip labai svarbaus, tai aš turiu patikimus žmonės, kuriais aš galiu 100% pasitikėti. Tai, tarkim, Jessicos atveju mes turim jos tetą Reginutę, kur šiaip jinai nėra, kaip pasakyti, jinai nėra dizainerė, jinai yra tiesiog siuvėja, bet jinai
supranta ir dizainą. Su Regina tai ten iš vis yra kito lygio kolaboracijos, ten mes sėdim kartu, mastom, darom, kuriam ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jos jau labai smagu dirbti, tai yra Jurės komanda iš Kauno. Dabar bandysime stadiono koncertui tokią naują dizainerę. Negaliu čia nieko daug sakyti, aš tiesiog patylėsiu, bet jo, tiesiog yra žmonės, kuriais aš pasitikiu ir aš žinau, kad mes kartu pasieksim gerą rezultatą ir aš tokia, kur aš biškai bijau prisileisti naujus žmonės, nes aš žinau, kad visokių yra ir gali pavesti, tai aš turiu pirmą išsitestuoti, pasižiūrėti, ten tarkim duoti kažkokį paprastesnį projektą, kažką lengvesnio ir tada žiūrėti, ar galim dirbti kartu toliau. Nes jo, aš tokių istorijų esu girdėjus, kad jeigu aš čia pradėčiau pasakoti, žmonės tiesiog negalėtų patikėti, kur... Tai jo, aš labai atsargiai visais klausimais ir jo. Bet man atrodo, kiekvienas stilistas turi pats susidurti su tuom, arba bent jau iš savo artimos aplinkos apie tai žinot, kad, žinot, kaip su tom situacijom elgtis, nes aš pati esu girdėjęs ne iš vieno didelio projektų, kur pati ir dalyvavau. Ir atrodo, rimtai, čia taip gali būti, kartais protas neišneša, kaip taip gali būti, intriguojam, bet nepasakosim, sorry, čia yra per daug asmeniniai dalykai. Šiaip būna, kad mano logika yra, tu ne su visais turi sutarti, jeigu tu su visais sutari, su tavim kažkas yra negerai, reiškia, tu esi ne savim. Ir kaip pasakyti, būna tokių žmonių, su kuriais tu tiesiog nerandi bendros kalbos ir tu matai, kad tu negali sukurti, negali padaryti dalykų kartu ir taip toliau. Tai svarbu šitą yra išsiaiškinti, prasitestinti ir nepradėti duoti didžiausių aukštumų ten kartu, nes gali būti labai blogai. Jo. O su užsienio dizaineriais kolaboruojasi, pavyzdžiui, ir jazz projektų arba šiaip kažkokiem projektam, ar tik su Lietuva dirbi? Aš labai norėčiau, bet tam turi būti proga ir turi būti kažkoks sujungimas, nežinau. Pavyzdžiui, dabar dirbam prie fotosesijos su estų fotografu, tai čia buvo toks labai geras tarpininkavimas, kad estų fotografas fotografuoja ir jisai suveda su estų dizaineriais. Ir ten pasiskolinam šiek tiek juvelyrikos, norėjau pasiskolinti daugiau drabužių, bet žodžiu, ten jie buvo išvykę į užsienį, taip toliau ir taip toliau. Tai man atrodo, turi būti kažkoks tarpininkavimas, arba jo, turi labai iš anksto bandyti rašyti, prašyti, siųstis, taip toliau, bet koks yra dalykas, kad dažniausiai su fotosesijom, su filmavimais, apie juos pasako taip vėlai, kad, tarkim, turint savaitę, sunkiai vyksta šitą dalyką. Jo, dėl to labai svarbu pasiruošime tiesiog turėti daugiau laiko. Kuo tu turi daugiau laiko pasiruošimui, tuo tu daugiau gali išpildyti, padaryti, užsakyti. Viskas remiasi į laiką, bet kas yra baisiausia, kad to laiko dažniausiai būna tiek mažai, kad tu ten tiesiog turi suktis vietą. Bet kodėl taip yra? Ar tos idėjos gimsta taip spontaniškai, ar kame problema? Nes kiek ir pačiai teko gauti užklausų, kad ten kažką paskolint ir tu supranti, kad man reikia ten pagaminti kažką, bet mes turim 5 dienas. Bet kaip? Tai kaip ir mūsų projektas, per kiek laiko tu padarai tas grandinės Jessicos viršelį? 2 savaitės, 1,5, tai žinau, bet labai mažai. Žmonėm iš šono 2 savaitės atrodo, oi, kiek čia daug, kiek čia laiko. Tu medžiagų net negausi kartais. Tai va tame ir esmė. Dar kas yra, kad taigi nėra taip, kad tu sėdi ir lauki, kol tau kažkas duos projektą ir sėdi, lauki ir tau tada duoda tą projektą ir tu užsiemi ir darai. Tai šalia eina visi kiti darbai, kurie yra ten planuoti iš anksčiau. Ir tada tu bėgi, lakstai, suki galvą ir tiesiog sprogsta smegenis. O kodėl yra taip, aš iki šiol nerandu atsakymo, tiesiog taip vyksta. Nežinau. Bet čia visur taip, čia ne tik pas jūs, čia visur yra taip. Visur yra taip, jo. Nežinau, aš nežinau, kodėl taip vyksta. Ir aš kiekvieną kartą, kai dega smegenis ir viskas yra daroma paskutinę sekundę ir tu verties per galvą, skambinėjai ir rašinėjai visiems, aš kiekvieną kartą galvoju, kodėl taip vyksta ir kada bus viskas paprasčiau tiesiog. Bet kitą kartą vėl būna tas pats. Tai, tiesiog, tokia ta industrija, toks darbas. Ir aš šiaip žiūrėjus esu ir užsienio, ten stilistų interviu ir taip toliau. Tai visur yra tas pats. Visur yra tas pats. Nežinau. O kokios tavo funkcijos, sakykime, pradėkim, Viltės darbo diena įprastai. Kokias tu funkcijas atlieki ne per dieną, pavyzdžiui, projektui ruošintis? Aš, kaip pasakyti, aš gal išskirstysiu šitą funkcijų klausimą savaitėm, nes man kiekviena savaitė yra skirtinga. Tai aš, kaip pasakyti, aš nežinau ar sakiau, bet aš dirbu vitrinų vizualistą dar, aš rengiu manekenus. Ne, nesakei, įdomu. Aš rengiu viename didžiausių dėvėtų drabužių tinklų vitrinų vizualistą ir aš kiekvieną mėnesį turiu perinkti manekenus 16 parduotuvių. Tai aš savaitę laiko surinkinėjau drabužius tom vitrinom, savaitę 2 kažkas tokio.
tada savaitę keičiu, tas perenginėjau manekenus, tada savaitę laiko, nečiau gaunas, kad 4 savaitės. Savaitę maždaug ruošiuosi vitrinam, savaitę perenginėjau vitrinas, tada savaitę kažkur skiriu tokiem Instagramo projektam, tai aš turiu su Akropolius sutartį, tai aš jam filmuoju reelsus. Būna kiekvieną mėnesį gaunu kažkokiu dar papildomų darbų, tai tarkim, Zalandą paruošti kažkokį turinį ar kažkas tokio. Ir tada savaitę skiriu tokiem freelancinimo projektam. Tai viskas labai greitai užsipildo, nes to laiko nėra tiek daug ir gaunasi tada, kad visą laiką dirbi. Tai aš dar esu ne tik stilistė, aš esu vizualistė. Tai tas vitrinų vizualistė, čia tas vadinamas liaudiškai merčas. Ar ne visai? Čia šiek tiek yra supaprastinta versija, nes tai yra dėvėti drabužiai, tai nėra, kad ten išvažiuoju, gaminu ten kažkokias didžiausias dekoracijas, taip toliau. Mano darbas yra tiesiog aprengti manekenus kiekvieną mėnesį, ten pavasaris, vasara, ten šventės kažkokios, taip toliau. Ir tarkim padaryti minimalų dekorą, ar ten užlaidas kažkokias šalia, pakeisti užuolaidas. Tai jo, čia toks yra mano darbelis, kurį aš dirbu jau apie 4 metus, man atrodo. Jo, kiek daug. Aš kartais, kur laikas tai vėl, dabar pati net pasimečiu, 4 metai. Tai va. Tu šiais metais buvai pirmą kartą pakviesta užsienį į mados savaitę? Ar tai buvo tavo ne pirmas kartas? Aš buvau prieš tai su Zalandu vieną kartą išvykus. Jo, tai buvo praeitą vasarą. O tokio asmeninį kvietimą per niekur, kur aš nesupratau, iš kuris atėjo, tai jo, pirmą kartą. Jo. Bet jie tave sekė Instagrame? Kaip tu atsiaiškinai? Tu išsiaiškinai, iš kur jie tave atrado? Apskritai kaip stilistui būti pastebėtam užsienio dizaineriu? Man atrodo, kad čia aš turėčiau būti dėkinga Zalando. Aš jį prašiau jam į marketingą, sakau, žiūrėkit, jūs kažką darėt, kad aš gaučiau tą kvietimą, nes šiaip Kopenhagos mados savaitės vieni iš didžiausių rėmėjų yra Zalando. Ir aš parašiau marketingistai, sako, nieko nežinom, niekas nieko nedarė, taip toliau. Tai aš kiek supratau, tai aš tiesiog buvau duomenų bazėj po tos išvykos su Zalando ir kažkaip atėjo tas kvietimas. Ir aš kai gavau tą vieną kvietimą, ten susipirkau skrydžius, visą kitą ir kažkaip pagalvojau, kad jau su vienu kvietimu, tai ką, tai jau reikia pabandyti, tai toliau daugiau. Tai aš tada išsiuntinėjau laiškus daugiau prekinių ženklų, daugiau brandų ir daugiau šiek tiek kvietimų gavau į to šou. Aišku, buvo ir tokių, kurių negavau, bet buvo ir tokių, kurių gavau. Tai buvo fain. Kur tu ieškoji tų brandų? Tu žiūrėjai grafikus pristatymų? Yra puslapis Kopenhagos mados savaitės ir ten gali iš tikrųjų net requestus ir siūsti. Man dar draugą padėjo tekstą ten tokį parašyti mandresnį, ten tokią visą litaniją sudėjau, kaip čia aš noriu pas juos, kaip aš čia visą kitą. Ir jo, ten yra kontaktai surašyti, e-mailai ir man atrodo, kad bet kas nori, gali pabandyti ir gali nusišypsoti laimę. Jo, iš tikrųjų daugiau lietuvių važiavo ir daugiau lietuvių pateko. Ir net iš tikrųjų daugiau šou ėjo negu kad aš. Aš aplikavau tik į tuos, į kuriuos aš labai noriu eiti, nes iš tikrųjų, jeigu ten varyti viską, tai ten yra tiesiog darbas. Įsivaizduot, kad yra, Kopenhaga yra ganėtinai didelė. Ir nėra taip, kad tu ateini, atsisėdi, vieną šou tau praeina, kitą šou, trečias, tu turi iš vienos vietos važiuoti į kitą, į trečią, į ketvirtą ir tiesiog. Jo, košė tokia makalošė aplink miestą gaunas, bet labai įdomu. Jeigu kažkam nors kiek įdomu, tai siūlau nuvažiuoti. O tu turėjai su jais kažkokių įsipareigojimų, kad tu turi, nežinau, kad gaut kvietimą ten postint, dėt storius, kažkaip juos reklamuoti, ar nėra tokių pas jūs dalykų? Tokių oficialių, kad aš ten prisižadėčiau, kažką nebuvo, bet aš kai rašiau laišką, aš paminėjau, kad aš tikrai apie viską komunikuosiu socialiniuose tinkluose ir parodysiu apie Kopenhagos mados savaitę Lietuvos auditorijai. Tai jo, bet taip, kad oficialiai, kad ten įkelsiu 3 storius ir vieną postą su žymom, tai nebuvo. O kokia tavo nuomonė yra apie madą, apskritai mados industriją Lietuvoje? Ar jinai egzistuoja kaip industrija? Ar mes dar esam tokie labai mažiukai ir nelabai išsivystę šitoje srityje? Viskas čia egzistuoja, pasižiūrėkit, kiek, tarkim, šiuo metu vyksta visokių mados pristatymų. Ta pati Karina Panina, nes jinai pristatė kolekciją, kur visą šou jinai tiesiog padarė pati. Aš nebuvau, aš prasirgau tą dieną ir nepavyko nuvažiuoti, bet tai, ką aš mačiau Instagrame, jaunas žmogus atėjo ir pasidarė pats. Ta prasme, čia nebuvo kažkokia, tau atėjo, davė vietą ir tu daryk. Tiesiog viską pasidarė pati. Dabar Young Fashion, mačiau, vyks irgi renginys. Viskas vyksta, tiesiog reikia... dar yra šitas... Gerai, iškrito dabar pavadinimas, nepaminėsiu, bet žodžiu, su mada susijusių renginių šiuo metu vyksta tiek daug, kad tu tiesiog eik, dalyvauk, jeigu nori, tikrai rasi ką veikti.
Ir tie, kurie ten šneka, kokia čia mados industrija Lietuvoje, čia buvo. Tai jūs išeikit iš namų, jūs pasižiūrėkit, kas vyksta ir tada mažiau skuskitės, nes ką veikt, kiekvieną dieną rastum kur nueit. Nu gerai, gal ne kiekvieną. Rastum ką veikti ir ką aplankyti ir ką pamatyti ir su kuo pabendrauti ir su kuo ką padaryti, tiesiog reikia mažiau verkšlent, man atrodo. Tai sakytum taip, kad mados industrija, jinai auganti yra Lietuvoje ir perspektyvų yra jaunam dizaineriui, stilistui, kuris va tik svarsto apie tai, ar jam yra perspektyvų. Aišku, kad yra. O tie, kas sako, kad nėra ir kad čia viskas yra labai blogai, tai aš nenoriu šitų dalykų girdėti. Vyksta renginių, ta prasme, visko, va tiek. Palyginus su tuo, kokie mes esame maži ir kiek čia, tik eik ir daryk. Tiesiog viskas auga, tobulėja, jaunimas. Man užtenka suprasti, ant kiek mes einam aukštyn ir kaip viskas gerėja, kai aš pamatau, kaip jaunimas atrodo mieste, kaip jie nebijo išsireikšti, pasipuošti, atrodo, viskas yra va tai, man atrodo, viskas tik gerin. O gerin tik Vilniui ar ir kitose miestuose pastebi? Nes, pavyzdžiui, aš žinai, ką pastebėjau tokia įdomią įžvalgą. Atrodo, aš grįžtu pas tėvus į Klaipėdą ir, atrodo, va taip sakyčiau, eičiau apsirengus, Vilniui manęs net niekas nepasižiūrėtų į mano pusę. Žinok, Akropolį Klaipėdos atsisuko žmonės ir taip aš galvoju, kas su manim negerai. Ir atrodo, taip labai paprastai, nieko čia tokio nėra. Aš gal nepastebiu šitų dalykų. Nežinau, bet, kaip pasakyti, aš kitose miestuose netiek ir daug būnu, kad aš čia galėčiau labai komentuoti. Čia reikėtų gal paklausti žmonių, kurie gyvena mažesnėse miestuose ar kaimuose ir taip toliau. Bet nežinau. Nežinau. Negaliu komentuoti, aš čia nežinau. Vilniui tai va viskas taip, o kaip yra kitur, aš ko nežinau, to aš nesakysiu. Mes kaip atskira šalis Vilniui. Taip. Labai iš tikrųjų fainiai žiūrėti, kaip rengėsi žmonės. Dabar prieš porą dienų grįžau iš Paryžiaus ir tiesiog lyginau. Taip. Ir su mama jam lyginom. Mano mama nėra prie mados, sakykime, nei jinai domisi, nei ką. Bet jin sako, netgi Vilniuje yra įdomiau apsirengusių žmonių. Ant kiek yra ten pilkuma, ant kiek žmonės tikrai paprastai rengiasi. Aš žinok, netgi bijojau, aš važiuodama juokiausi. Turiu tokius Nike Force'us ir labai prasta pado guma. Jinai tiesiog neišsivalo. Tiesiog, yra tokia guma, prastesnės kokybės ir aš vis perginau, blembas, ten biškį papilkėja pačiu, kaip aš su tokiais batais važiuosiu. Ir jie labai patogus, žinai. Ir aš, kai atvažiavau į Paryžių, žinok, Vilte, aš buvau taip pakraupus, galvoju, aš perginau dėl savo batų. Ten žmonės eina, supranti, toks jausmas, kad jisai ėjo per laukus, tada per pelkyną, tada per kokį nors, nežinau, į kalną kopį ir tada išėjo į miestą. Tai žmonės neapsikrauna, man tai atrodo, taip ir turi būti. Kaip tu rengies, kaip tu atrodo, nori nudaužytais batais, nori eini pošies ten ryškiausiam vaivorykštės spalvom. Kaip tu jauties, kaip tu nori, taip tu ir turi atrodyti, man atrodo. Ir viskas. Kuo paprasčiau visus šitus dalykus žiūrėti. Ir man labai fainai, kad tiesiog Lietuvoje, Vilniui, negaliu sakyti Lietuvoje, nes aš nebūdu kiekvieną miestį ir miestelį kiekvieną dieną, bet tai, ką aš matau Vilniui ir kokie žmonės, man atrodo, daros laisvi ir ant kiek jie nieko nebebijo ir nebijo realizuoti savęs ir atrodo taip, kaip nori, man tiesiog labai gražu ir fainai. Ir man niekada nėra nieko pikčiau, negu matyti, tarkim, komentarus tam pačiam TikTok'e ar ten kažkur internete, kai Vincas Alesius nufotkina kažkokį ten žmogų ir pasižiūri, kaip ten tiesiog komentuoja išvaizdą, kaip rengės. Man labai pykdo visi šitie komentarai ir man kiekvieną, aš taip laikaus, kad aš neatrašyčiau kažkaip piktai, koks tau skirtumas, kaip kas atrodo? Man atrodo ir šiaip, pavyzdžiui, Instagrame nėra tos komentavimo, yra gal kai kur, bet ne visur yra tokia komentavimo kultūra, kaip yra, pavyzdžiui, tam pačiam Facebook'e ar TikTok'e. Ten visai kiti žmonės atrodo sėdi. Atrodo, Instagramą ateini, tu nori biškį pailsėti nuo tų komentatorių ir ten tu atrandi ramybę. Vienas, kitas gal įlenda, ar ne? O Facebook'e, aš, pavyzdžiui, net nebebūnu Facebook'e visiškai. Žmonės galvoja, kad aš ten nebeegzistuoju, nes nenoriu reikštis, nenoriu nieko publikuoti, komentuoti, nes ten atrodo žmonės susirinkę tokie nelaimingi, jiems viskas blogai. Tu atrodai blogai, ką tu užsidėjai blogai, kaip tu pasidažėjai yra blogai, kur tu nuėjai yra blogai, kam įdomu. Taip, net dar Facebookas, bet kas tik tokia darosi ir kaip vaikai, ta prasme, aš įsivaizduoju, jeigu man dabar būtų ten, nežinau,
10, 13, ten nežinau, 15 metų ir kaip ir visas jaunimas vaikai, aš ten kelčiau TikTokus ir tokia, aš įsijungiu tiesiog komentarų sekciją ir man akis išsprogsta, nes tie vaikai tiesiog visi vieni ant kitų krauna, ten yra baisu. Jeigu jau prakalbom apie tokią temą, kurios net neplanavau paliesti, bet kartais mes ją paliečiam, ar tu pati susiduri su heitu, ar teko bent kartą patirti, kas tai yra? Dabar, kai pas mane atsirado tas ženkliukas mėlynas, kaip verified, ne, Instagram, man pradėjo tokie neadekvatų žmonės rašyti, bet taip, tokie, kur, pavyzdžiui, vyras, ten kokį, nežinau, 30 metų, ten, tarkim, kažkoks šustrekas, hipsteris, fotografas, leidžia savo parašyti man, tiesiog atrašyti istoriją, ten, aš parodau, tarkim, savo įvaizdį, kažką tokia, pozityvą, viskas gerai. Ir kažkoks toks vyras parašo man į privatą, skudurinas ten, tarkim, kažką, tokį, užvėmė, kur, tarkim, vat kokio tu atsakymo tikės į tokį? O tu apskritai tada eini į tos istorijas? Aš suprantu, tau nepatinka, aš, kaip pasakyti, aš nesirengiu taip, kad patiktų kitiem. Aš rengiuosi taip, kad patiktų man. Ir aš esu adekvatus žmogus ir aš suprantu, kad aš visiems neįtiksiu. Ir aš suprantu, kad tam vyriokui galim nepatikti ir su to viskas yra gerai. Bet kam tu man rašai tokį, kokios tu reakcijos tikėsi? Atsiprašau, ką jis veikia apskritai tavo storiuose, jeigu jam yra negražu ir neįdomu? Aš pasižiūrėjau, jis manęs neseka, mes neturim net kažkokių per daug bendrų draugų, bet jis ten kažkoks šustrekas čia visą kitą. Ir jis man parašė taip tokį dalyką, ko tu nori. Ir aš ką padariau, aš jam tiesiog širdučių prisinčiau ir bučiukų ir jis nieko nebetrašė man. Tai man į tuos, jo būna žmonės ten stumia, rašo kažką nepatė, visokių komentarų yra. Bet kuo daugiau aš dirbu, man antiek neįdomu, nes aš žinau, jeigu man patinka ir aš gerai jaučiuosi dėl to, man net ir šlikščiausias komentaras ar kažkas per vieną ausį eina, per kitą išeina. Bet jeigu aš, tarkim, nepasitikėčiau savo darbu ir nebūčiau 100% įsitikinus ir kažkas pasakytų, oi, nu čia tipo nelabai. Tai gal aš tada taip kažkaip ir suabejočiau. Bet jeigu aš 100% tikiu, kaip aš ir stengiuosi kiekvieną kartą daryti, kad 100% tikėčiau, tai sakykit, jūs ką norit, man yra nei 5, nei 10, taip sakant. Kalbant apie second handą. Taip. Tikrai matau, mėgsti, labai patinka tau. Patinka, stebiu tavo lobius, matau, kad dažnai medžioji. Ir kiek tavo spintoje, maždaug procentaliai, nereikia jau ten tiksliai. Vienetus tikslumu, kiek pas tave maždaug užima būtent dėvėti drabužiai? Sakyčiau, 70% turbūt yra dėvėta, 30% ne. Bet, man kaip yra, man sunkiausia yra, tarkim, kelnes įsigyti ir sijonus, nes aš labai maža esu ir čia, dėvėtose man sunku yra labai su kelnim, tai tarkim, aš nebijau ten įsigyti kelnių iš fast fashiono, vien dėl to, kad, tai ta prasme, ką man daryti. Tai jo, bet šiaip didžioji dalis rūbų yra iš dėvėtų. Dabar visi labai traukia tą tvarumo kortą. Aš esu tvarus, aš čia toks ir žiauriai kiša, kad aš čia tvariausias, toks anoks ir tada iš kitą dieną vaikštau Akropolį ir sutinku žmogų Zarui apsipirkinėti. Tai man šitie žaidimai labai nepatinka ir aš nenoriu apsimetinėti čia tvariausių žmogum pasauliu. Jeigu man kažko reikia nusipirkti iš nedėvėtų, iš tų pačių ten fast fashion parduotuvių aš nusiperku, bet jo, didžioji dalis mano drabužių yra išdėvėtų ir priežastis yra tam tokia, kad jo, tai yra tvaru, bet tai nėra pagrindinė korta, o yra tas, kad tiesiog tu taupiai apsipirkinėjai ir didelė tikimybė, kad tu turėsi vienas tą drabužį visur. Tai originalumas, tvarumas ir kaina žinoma. Kada pas tave atėjo ta meilė dėvėtiems? Tai per mamą, taigi mano mama ten jau nuo senų laikų, jinai jos laiką mane tampydavos ten padėvėtų drabužių parduotuvės ir tik per mamą. Tai čia nežinau man kokia. Mama man yra pasakojus, kai mes kažkada varydavom padėvėtų drabužių parduotuvės kartu su ja, ten būdavo, tarkim, pasaulio drabužiai Žirmūnas ir buvo Žirmūnų gale toks žiedas ir ten buvo parduotuvė dėvėtų, kur vadindavom ją šaltinėliu. Ten iš vis dabar tas pastatas turbūt nugriautas, aš nežinau, aš ten nebuvau 100 metų, bet aš ateidavau parduotuvės ir man pardavėjas tiesiog dovanodavo žaislus, ant kiek ten mes jau būdavom draugelio su jom. Tai jo, labai didelė mano gyvenimo dalis tiesiog buvo su mama tokios būdavo pramogas varinėti, apsipirkinėti
Jo, geri laikai. Ar dabar važiuojat su mamyte kartu, ar vis tik jau atskirai medžiojat? Užsukdavom ir būdavo, kaip pasakyti, būna taip, kad jinai nuvažiuoja kažką pafotkinu atsiunčia, būna, kad aš nuvažiuoju, jai kažką pafotkinu atsiunčiu. Pavyzdžiui, dabar buvo ten to pačio Think Twice, kur minėjau, kad su Jessica apsipirkinėjom, tai tuo pačiu metu, aš ir mamai greitai nubėgau pasižiūrėti, aš jai ten fotkinu švarkus, batus, pakabukus, viską. Ir jinai man per telefoną, jo, šitą, aš į maišą atvežu, jai viską apipirku. Jinai būna man kažką nuperka. Skridom va čia praeitą pavasarį, žodžiu, šiai padovanojau šitą kelionę į Paryžių, skridom į Muglero parodą ir tuo pačiu užsukom ten irgi po parduotuvės dėvėtų apsipirkti, pasižiūrėti. Tai jo. Mes abi tokios fanatikas, tai jeigu leidžia galimybės kartu kažkur nueiti, aišku, nueinam, bet šiaip jeigu mūsų, tarkim, susirašinėjimus pasižiūrėti nuotraukas, tai ten, ta prasme, rūbai. Mama turbūt per dieną kokius 3 rūbus atsiunčia, kur kaip šitas. Ne tokia pati nupušus kaip aš. O kaip dažnai tu važiuoji medžiot? Nes čia vis tiek yra medžioklė, ar ne? Tu ne visą laiką gausi kažką faino arba vertingo. Tai čia yra loterija. Aš sakau, kad čia yra loterija ir kaip kitiem ten patinka eiti, nežinau, ten į kazino kažkur pažaisti, pamėti ten ruletės, tai man patinka važiuoti padėvėtų drabužių parduotuvės ir dalyvauti šitoj loterijai. Tai pagal galimybės iš tikrųjų. Tarkim, jeigu aš kažkur važinėju į miestą, turiu darbų, ten kažkas, aš visą laiką žinau, aš turiu savo, tarkim, kažkokius spotus ir aš visą laiką sustoju, greitai užbėgu, aš galiu 1 minutę užtrukti, bet man reikia užbėgti, greitai pasižiūrėti, kas naujas, sėdu į mašiną ir važiuoju toliau. Nėra taip, kad tu užeini ten į patį pirmą tašką ir toks, čia jau Gucci batai, Dior tašė, visą kitą. Tai tu kiek kartų eini ir tu nerandi, o kartais nueini ir randi. Tai nežinau, iš tikrųjų stengiuosi kiekvieną dieną kažkur užbėgti, jeigu leidžia galimybės. Jeigu ten dirbi, filmavimai, išjūtai ir taip toliau esi išvažiavęs, tai neužsuks. Kokie tavo didžiausi laimikiai? Va tokie, kur iki šiol atsimeni, galbūt ir seniau pirkai, galbūt dabar, bet kad sakytum, va čia tai buvo gera medžioklė. Aš nusipirkau Gucci batus tokius monograminius. Aišku, jie kainavo šiek tiek daugiau, aš sumokėjau už juos 100 eurų. Kaip dėvėtose, tai čia 100 yra žiauriai daug palyginus, bet jie yra originalūs, jie ten, ta prasme, tokių batų sunkiai. Tai nežinau, jeigu pirkti, aš manau, kad jie gal kainuotų kokius 800-900 eurų. Tai čia jau man yra laimėjimas ir dar tas, kad jie buvo mano išmeros, tai man toks, nežinau, ką čia darė suradus. Fendi tašę esu nusipirkus, mamai esu pripirkus tų tašių, esu mamai nupirkus tokių tašių, kur jinai tiesiog, jos antiek rimtos ir antiek vertingos, kad jinai tiesiog, aš jai nuperku jas ir jinai pasiema jas ir pasideda į spintą, nes jinai bijo nešiot, kad kažką padaryti, iki tokio lygio. Nežinau, Monclero striuką esu ten radus po kelis eurus. Tiffany pakabukas šitas, čia mano mama užmatė jį, pamatė, neatsiuntė nei nuotraukos nieko ir tada, žodžiu, jinai man rašo vakare, aš čia buvau užsukusi į parduotuvę ir man atrodo, kad buvo Tiffany. Jinai iš pradžių man iš viso rašė apie apyrankę. Aš sakau, ką ir tu mane nufotkinai, neatsiuntė, tai ta prasme, tu žinai, kas čia gali būti aukso puodas. Ir aš ryte atvažiavau į tą parduotuvę, dar prieš atsidarant, ten vėlavo pardavėja ateiti, aš prasidėjau valandą prie tos parduotuvės, užeinu į vidų, radau tą apyrankę, bet jinai ten buvo visa nujuodavus, visa kita, bet ir tai gailiuosi, kad aš dabar jos nepasiėmiau ir žiūriu, ką va šitas pakabukas. Ir tada aš nunešiau tą, aišku, aš įsigijau, aš sumokėjau apie 40 ar 5 eurus už šitą pakabuką, tai su juvelyram peržiūrėt, įvertinti situaciją, tai čia yra sidabras, viskas yra legit, tai jo, irgi vienas toks iš geresnių pirkinių. Bet iš tikrųjų tų pirkinių būdavo tiek daug, kad aš jau net sunkiai jas prisimenu. Daug. Ok, pasidalinsi savo paslaptingais spotais ar vis tik paliksi savo? Aš duosiu patarimą. Kuo didesnis šiukšlynas, kuo baisesnis rajonas ar kuo didesnis kaimas, tuo didesnė tikimybė rasti kažką įspūdingo. Ar kažką to, ko tu nesitikėtum rasti. Iš patirties daug. Mano didžiausi, geriausi radiniai, ta prasme, įspūdingiausi yra iš ten, iš kur tu nesitikėtum, kad gali kažką rasti. Aš visą laiką varau ir į giliausius rajonus, į užkampius ir, nežinau, ten, tarkim, gyvenat Šeškinėj kokio, nežinau. Ir
Pasižiūrėkit, gal Šeškinėje yra kokių dėvėtų drabužių parduotuvių. Gyvenat Naujoji Vilniuje. Čia jau užuominas savo spotų. Tai gal gyvenat Naujoji Vilniuje, tarkim. Pagalvokit, gal ten yra kažkokių parduotuvių. Nežinau, gal. Kokios netiesioginės užuominas? Visiškai. Ne. Tai kaip čia pasakyti? Ne, iš tikrųjų, aš varydavau ir po kaimelius, miestelius į turgus. Dabar šiek tiek mažiau tai darau, nes tiesiog aš nebespėjau visko gyvenime daryti ir dirbti ir ten visą kitą, reikia kartais ir pailsėti, tai jo, bet į kaimelius, į miestelius būdavo labai smagu važinėti. Aš ten po 10 eurų Jordanus susipirkinėdavau, tais laikais, kai dar iš vis nebuvo tai populiaru dėvėti, aš siausdavau, būdavo labai smagu. Dabar jau biškai sunkiau. Ok, pagal ką renkiesi imti ar palikti? Ir pagal ką, Iš tikrųjų, būna net taip, kad aš dabar randu gerų prekinių ženklų drabužius, bet aš tiesiog nenoriu užsigrūst namų drabužiais ar turėti kažkokių nereikalingų daiktų ir aš pasižiūriu, ar aš jaučiu, kad aš nešiosiu, ar aš turėsiu prie ko derinti, ar čia tiesiog pirksiu rūbą vien dėl to, kad jis kažkoks. Tai jo, stengiuosi įsivertinti situaciją, ar dėvėsiu, ar ne, ar turiu prie ko derinti, ar ne. Ar mano daiktas, ar ne. Tai jo, kartais būna prašauna, nusipirku iš tikrųjų, nelimpa. Bet dažniausiai jau nebeprašaunu, taip sakant. Ar kaupi savo rūbus, ar parduodi galbūt Vinted? Aš Vinted perku, bet nepardavinėju. Šiaip kaupiuosi jau tą momentą, kad sudėsiu savo nereikalingus nenešiojamus rūbus į Vinted, bet ką aš jaučiu, kad su mano drabužiais yra taip, aš tarkim žiauriai nešioju, man pabosta, praeina metai 2-3 ir aš tą rūbą vėl pradedu nešioti. Viskas taip kažkaip sukas ratu pas mane. Tai dėl to biškai gaila pardavinėti. Ok, vis tiek esi biškai tvari. Taip. Taip, tu tokio pakankamai esi sąmoningas vartotojas. Aš manau, kad taip. Ir man atrodo, kaip pasakyti, sąmoningumas nesiremia į tai, ar tu apsipirkinėjai fast fashion ar ne. Vat ką dar galiu pasakyti. Tas požiūris, kad aš esu labai tvarus, aš viską perku iš dėvėtų, bet aš ateinu į dėvėtus ir nusiperku 50 maišų kažkokių skudurų, ten marškinių, suknų ir taip toliau, kuriuos užsidedu vieną kartą, ar niekada ten iš vis neužsidedu, bet aš einu į dėvėtus ir perku. Tai man čia yra dar netvariau ir dar kvailiau, negu nueiti tą fast fashion ir nusipirkti tos vienus džinsus, kuriuos tu žinai, kad tu dėvėsi. Tai man čia yra adekvatus pirkimas ir aš man atrodo, kad esu adekvati. Ir nes aš kaip pasižiūriu kartais haulus, kur daro, ten tose pačiuose TikTok'ose, kur ateina į dėvėtų drabužių parduotuves, susiperka ten 50 maišų rūbų ir ta prasme, kam, kodėl? Ne, aš nesuprantu. Tai čia man yra neadekvatu, netvaru ir dar blogiau negu čia yra blogiausia blogybė. Ok, kaip tau atrodo, čia tavo asmeninė nuomonė. Ar tvarumas Lietuvoje, aš kalbu tik apie Lietuvą, ar yra trendas ir žmonės nori būti trendi, todėl ten rengiasi dėvėtais, labai propaguoja socialiniuose tinkluose, kad aš esu tvarus, ar čia vis tik yra iš tikrųjų sąmoningumas pa žmonės? Kaip tau atrodo, ko daugiau pastebi? Ir tikrai yra ir labai sąmoningų žmonių šio klausimu, prekinių ženklų dizainerių, jų tikrai yra. Bet didžioji dalis, man atrodo, tai naudoja kaip kažkokią priedangą ir bandymą tiesiog pasipelnyti ir išaukštinti save, nes kažkaip jaučia, kad ta korta eina, tai reikia ją ir traukti. Ir kaip ir sakau, yra tokių dizainerių, tokių personų, kur iš tikrųjų varo ant to, kad aš čia tvariausias žmogus pasaulyje, aš čia toks anoks ir čia visą kitą ir aš tada kitą dieną sutinku Zaroje apsipirkinėjant. Tai atsiprašau, man čia yra tiesiog labai nenuoširdu ir aš nesuprantu. Suprantu, kodėl taip daro, bet man tiesiog atrodo labai negražu ir tiesiog labai sugadina visą tą tvarumo supratimą, konceptą ir visą kitą tie žmonės, kurie tiesiog primetinėja kažką. Aš netoleruoju ir man kažkaip labai daug kas įsivaizdavo, kad aš esu žiauriai nusistačius prieš ten greitosios mados parduotuvės. Jo, tai yra tikrai negerai eiti ir pirkti viską nuo galvos iki kojų neadekvačiai greitosios mados parduotuvėse. Bet tai visur turi būti balansas ir visur turi būti supratimas ir adekvatumas ir ta tvarumo korta neturi būti traukiama tiesiog kaip
bandymas pasipelnys, nežinau, man jau biškai nuo šitų. Ar galėtum pasidalinti savo mylimiausiais lietuvių dizaineriais ir mylimiausiais užsienio? Čia ne reklama, mes labai nuoširdžiai palaikom mūsų hebrą. Aš pasidalinsiu tik lietuviais. Okay. Tai gerai, dabar man reikia, kad aš nepamirščiau. Tarkim, Urtė Kat, Liepa Liukaitė, Reda Paula, Marija Petraitytė, SSTKMS, Urtė su Kotryna čia yra, joje. Taip, gerai galvojam toliau. Puga dabar atsirado toks prekinis ženklas. Jie buvo man atsiuntę kažkada drabužių ir tada aš įsigijau pas juos kelnes ir man yra taip neįtikėtina. Jų kelnes man turbūt yra geriausias kelnes, kokias aš bendrai kada nors esu turėjus, nes jie pagal mano išmatavimus dar ten biškai padarė patvarką, tai man kaip mažam žmogui gauti custom-made'ines kelnes, nu čia tiesiog. Ir jie tokius labai gražius daro šituos bodžius, gal taip galima įvardinti. Tikrai labai fainas prekinis ženklas, rekomenduoju pasižiūrėti. Lietuvių kūrėjų yra tikrai labai daug, kurie daro kokybiškai, konceptualiai, gražiai ir tikrai mano spintų yra ganėtinai daug lietuvių kūrėjų. Atsiprašau, taigi Jūrė pamiršau. O Dieve, kokia gėda, Jūrė, va. Jo, mano spintų tikrai yra daug lietuvių kūrėjų darbų ir nešioju ir myliu ir džiaugiuosi. Taip. Labai faina girdėti, nes žinai, aš pastebiu tai, kad žmonės, vartotojai labai nuvertina lietuvius. Ką aš girdžiu iš žmonių? Oi, tai čia lietuviai tiek plėšo pinigų, tai aš geriau liuksą nusipirksiu, arba zarutę. Man taip liūdna girdėti, kad iš tikrųjų mes darom tai vietiniai rinkoje. Mes darom tai su didžiulė meilė. Prie to nedirba kažkokie trečiašaliai, vaikai, vergai. Reikia tai suprasti ir ne visi žmonės, kaip pasakyti. Man tai labai daug apie žmogų pasako, kad tu geriau nueisi ir nusipirksi liukso prekę, negu kad ten, tarkim, lietuvio dizainerio kūrinį kažkokį. Man čia yra toks, nes žmonės nesupranta, kad tai, tarkim, kad tai yra liuks prekinis ženklas, kad tai garantuoja tau kokybę. Ta prasme, lietuvių kūrėjai, tik negaliu aišku sakyti apie visus, bet bent jau tie, pas kuriuos apsipirkinėjau aš, jie tikrai deliverina aukščiausią lygį ir aukščiausią kokybę ir ta prasme viskas yra išdirbta ten iki maksimumo. O tarkim tie prekiniai ženklai, kurie yra liuksiniai ir ten kainuoja kosminius pinigus, aš kartais, kai nueinu pasižiūrėti pačiupinėtos drabužius, aš nesu didžiausia ten tų prekinių ženklų mandrų pirkėja, tiesiog aš nematau prasmės ir man dažniausiai nematau prasmės ir nelabai noriu, nelabai man patinka. Tai žodžiu, aš kartais kaip pačiupinėjau galvoju, už ką jūs plėšia tokius pinigus, už vardą. Va kaip tavo istorijos pasižiūri ir tu ten įkeli, kaip tarkim yra siuvinėjami, ten tarkim Gucci kokie sijonai, ten, tiesiog. Juokinga yra, kai žmonės įsivaizduoja, kad liuksas tai 100% garantuoja tau aukščiausią kokybę ir... Nei velnio negarantuoja. Bet iš tikrųjų, gal ne visiems žmonėms reikia kokybės. Nežinau. Kai kuriems žiūrėk, kai kuriems reikia, kad būtų didžiausias vardas parašytas ant krūtinės. Tegu tokia ir perka. Nežinau. Čia yra ne apie mus. Tai va, iš tikrųjų, tegu kiekvienas perka, ką nori pirkti ir viskas. Tiesiog jo gaila, kad iš tikrųjų kai kurie neįvertina lietuvių dizainerių, bet iš to, kiek, tarkim, dabar vaikštant gatvėse, aš matau, tarkim, dizainerė Liepa Liukaitė yra paleidusi savo diržus ir rankines su tokiom saktelėm. Galbūt su tais nesaktelėmos. Nuo skardinio. Taip. Tai ta prasme, tu vaikštai mieste ir išėjęs vieną kartą tu gali pamatyti, aš nežinau, 10 merginų vaikinų su tom tašėm, su tais diržais. Man vieną kartą buvo, kad aš buvau koncerte ir aš stoviu su diržu ir aš matau, kad prie manęs 2 merginos tais pačiais diržais stovi. Tai čia yra crazy, ta prasme, išleisti tokį produktą, su kuriuo, negaliu sakyti, pusę Vilniaus vaikšto, bet tiesiog, crazy. Kas yra tavo stiliaus mūza? Gal Lietuvoje, gal ne Lietuvoje? Ką tu seki, kas tau labai patinka, inspiruoja? Taip, esu kažkada sakęs, bet dar pasakysiu, tai yra tokia mergina iš Kopenhagos, kuri dabar gyvena LA, man atrodo, jos vardas Veneda, jinai kaip ir yra stilistė, kaip ir tiesiog kūrėja, jinai ten turi savo juvelyrikos brandą, yra paleidus kolabą ten su Timberlandais, tokia rimta mergina. Tai man jinai yra tiesiog aukščiausias lygis, vien dėl to, kad jinai sugeba suderinti, man atrodo, nesuderinamus kartais drabužius, aksesuarus ir man tuo ir yra įdomus jos įvaizdžiai ir jos stilizavimas ir viskas.
Nes tu tiesiog atrodo suderini tai, kas yra nesuderinama. Tai va, tai man labai patinka. O Lietuvoje, kas tau atrodo, iš moterų tikrai stilingai rengiasi tavo akimis? Mano mama, Lina. Nu, tai nenuostabu. O beliukas nuo obels netoli krenta. Madistė, žinok. Va ten tai, žodžiu, mokytis man dar iš jos. Kaip fainiai, o mamytė, jinai gal kažką dirba su mada susijusio, ar jinai visiškai ne iš tos srities? Plius minus galiu pasakyti, taip. Neišduodi, vis tik slapukė. Aš, galima taip pasakyti, aš pildau mamos svajonės, bet nėra iš tos pusės, kur mane kažkada stumė tai daryti. Aš tiesiog žinau, kad mano mamai žiauriai įdomu tai ir jinai labai džiaugiasi, matydama mane darant šitus visus dalykus ir jo visą laiką labai palaikė ir jeigu ne mama, tai aišku, ką čia aš vien apie mamą, kalbu, tai ir tėtis ir visa šeima, bet mama vis tiek buvo didžiausias pastumėjimas visą laiką. Ką aš padaryčiau, kad ir kokia ten būdavau paaugliukė, ar ten vėliau tokia, atrodo, nupušus, tai visą laiką palaikydavo. Net kai mokslus mečiau, vis tiek, aišku, liūdėjo visą kitą, tik tėvą matyti, pasakyti, kad aš nebesimokysiu. Močiutė ten iš vis išprotė, aš kažkurį laiką, man atrodo, net nesakiau jai, bet visą laiką labai palaikė, tai labai smagu. Ja. Man, žinai, kas, aš iš tikrųjų žiūriu į mūsų klausimyną ir suprantu, kad dar žiūrovų klausimų buvo tikrai labai daug nepaliesta. Ir čia su tavim galima būtų kalbėti ir vien Jessikai paskirti vieną podcastą. Darysim atskirą podcastą Jessikai. Ir dar kitus klausimus paliesti, bet laikas mūsų yra neguminis. Tai aš pabaigai norėčiau tavęs paklausti. Ne tai, kad paklausti, paprašyti tavo įžvalgų, galbūt palinkėjimų tiems žmonėms, jauniems žmonėms, galbūt ne jauniems žmonėms, kurie nori pradėti savo karjerą kaip stilisto arba kaip dizainerio, kokių klaidų nedaryti, arba galbūt iš savo patirties gali kažką patarti, vat, iš to, ką tu esi patyrusi, nežinau, mokslai, kažkokie tipsai su klientais, arba kaip atrasti save, va tokios įžvalgos, kurios iš tavo patirties ir iš tavo širdies ateina. Pirmas dalykas, tai čia apibendrinant, tai visų kelionės ir visų sėkmės istorijos ar nesėkmės istorijos yra skirtingos, tai reikia labai vadovautis savim, kaip tu jauties, kaip tau atrodo geriau ir jeigu pasisekė vienam einant tuo keliu, tai nereiškia, kad pasiseks tau einant tuo keliu. Tai labai svarbu žiūrėti savęs, klausyti savęs, niekada nekreip dėmesio, ką tau prie ausų ten bamba kažkokie žmonės ir nebijot. Irgi labai yra svarbu tiesiog sukas dantis ir nebijot. O kas dar? Tiesiog nekreip dėmesio. Ir viskas. Nežinau. Aš visiems reikiu sėkmės. Nežinau, man sunku kažką tokio labai rekomenduoti ar patart. Apart to, kad tiesiog, svarbiausias dalykas yra klausyti savęs ir viskas. Nežinau. Ok, pabaigai, kadangi laida yra apie madą, galvoju, kad su tavim kaip su stiliste, pirmą kartą kalbinu stilistę, pirmą kartą paleidžiam šitą rubriką, ką tu esi šiandien apsirengus? Oi, pradėsiu nuo baltų. Aš juos susidėjau, dėl to, kad dabar yra balandžio mėnesį. Tada eina gegužė 6 dieną paleidžiam kampaniją, kurios šitie, kaip sakyt, šių batų kampanijos veidai esame mes su Finga. Ir tai ne veltui juos užsidėjau šiandien. Čia yra New Balance iš Sneaks parduotuvės. Čia yra pėdkelnės, nežinau, radau spintai. Čia iš tikrųjų yra suknelė, bet užsidėjau kaip sijoną. Čia yra Max & Co prekinio ženklo, o čia yra Carharto marškinėliai ir švarkelis, Soda Futura, man atrodo, žiedas ir Tiffany & Co pakabukas. Ar visi rūbai buvo nauji, ar kažką iš second hando turėjo? Neskaitant batų. Neskaitant batų, ne, šie visi yra nauji. Čia yra Zalando ir čia yra Sneaks. Linkėjimai Zalando. Zalando, mano geriausi draugai, jau kiek metų. Čia kažkaip viskas yra iš Zalando, o batai yra iš Sneaks. Tai šiandien aš nesu pasipuošus dėvėtais drabužiais. Palauk, ne, tavo Tiffany vis tik yra. Taip. Maža, tokia višnaitė ant tortų ir vatyru. Bet kitą kartą, kai ateisiu podcast'ą, taip užsidėsiu kažką išdėvėtų. Nuo galos iki kočių.
Žodžiu, labai fainas podcastas. Tikrai aš manau, kad jisai bus toksai geras vadovas pradėti karjerą kaip stilisto. Žiūrėsim. Bus montavime daug reikalų dar pakalbėti biškį dalykų. Ne, iš tikrųjų, Vilte, žiauriai noriu tau padėkoti, nors coacheriai sako, kad negalima vartoti žodžio žiauriai, nes jisai yra iš savęs neigiamas, bet man žiauriai faina. Aš labai daug sakau žodį žiauriai. Tai man yra žiauriai faina, kad tu atėjai, kad tu sutikai, nors sakei, kad nelabai mėgsti kalbėti. Dabar metus niekur neisi. Nu tai va, metus niekur neisi, aš labai džiaugiuosi, padarėjai labai teisingą sprendimą, kad čia atėjai. Ačiū tau, žiauriai. Užmotyvavai, manau, ne vieną jauną žmogų ir labai atsiprašome tų, kurių klausimų mes nepalėtėm, tikrai turėjom daug klausimų ir galėtumėm tęsti ir tęsti. Žodžiu, buvo labai fainas su tavim pakalbėti. Ačiū. Ir aš labai tikiu stilisto profesiją ir aš tikrai nemanau, kad tai yra kažkokia nesąmonė, kaip kiti sako, kad čia yra neprofesinė darbas ir taip toliau. Supratau, tai už nieką žmonės gauna pinigų, šiandien darbas. Jo, tai žodžiu, be pavydo. Rimtai yra tokių žmonių, kurie galvoja, kad čia neprofesija. Jo, tikrai rimtai yra tokių žmonių, bet aš labai tikiu stilisto profesiją, man yra labai faina matyti, kaip auga ir dabar nauja karta stilistų ir tikrai matau, kad žmonės pradėjo labai fainiai stilingai rengtis, kad atėjo suvokimas, kad nebūtinai mada ir trendas yra stilius, žmonės pradėjo atskirti, kas yra trendas ir kas yra stilius ir fainai iš tikrųjų, kad atsirado tikrai fainų stilistų, kurie kūrė komercinę madą, projektus ar ne, ir kurie tvarko spintas, yra asmeniniai stilistai ir padeda ne vienam žmogui, aš pati naudojusi asmeninio stilisto paslaugom ir galiu nuoširdžiai pasakyti, kad tai pakeitė mano gyvenimą iš esmės. Aš atrodo, niekada nebuvau ta, kuri atrodo nesupranta, ką derint, bet atrodo, kartais tiesiog tingi, neturi įkvėpimo, žinai, ir kartais atrodo, gerai, dirbkim kiekvieną savo darbą. Ir aš galiu pasakyti, kad man ant tiek užvedė ant kelio ir aš galiu pasakyti, va, žmonės, kurie dabar svarsto, šiandien žiūri podcastą, ar pradėt man stilisto karjerą, tai jeigu norit, jaučiat, pradėkit, nes tai yra tikrai fainas, aš sakau, kaip vartotojas, žmogus, kuris naudojasi stilisto paslaugom, aš naudojasi stilisto paslaugom ir fotosesijom, ir kampeinam, ir savo asmeniškai, ir aš matau, kad, be šio žmogaus, be šitos profesijos, aš, pavyzdžiui, nebūčiau gyvendinus daugumos projektų, nes reikia to. Man keista, kad iš žmonių yra žmonių, kurie galvoja, kad čia yra profesija. Yra, tikrai. Tai ką, jie pakmenį gyvena, aš nežinau, gerai, tyliu. Tai keistam. Ne, aš geras, nežinau. Tai va, dabar žinai, aš tave supažindinau su aktualijomis, su, kaip sakyti, biškį papliotkinau. Tai kaip įgyvendint fotosesiją, projektą didelį, tai rūbai tiesiog patys ateina į filmavimo aikštelę? Supratau. Ne, iš tikrųjų tada reiškia, žmonės neturi tiesiog suvokimo, kaip viskas vyksta to industrijoje. Ne, bet mes nepykstam. Kiek žmonių tiek nori. Visiškai ne. Tai žodžiu, mes edukuojam, mes pasakojam ir aš žinau ir tikiu, kad tu, nors ir pirma, bet tikrai ne paskutinė stilistė ir manau, kad tikrai bus daug daugiau prašymų pakalbinti stilistus. Ir ką pakviesi dar įdomu? Pamatysim. Tai ką, šiandien aš noriu visiems be galo padėkoti, kad jūs žiūrit, kad jūs dedat laikus, kad jūs rešerinat, kad jūs palaikot mūsų kūrėjus, dizainerius, juvelyrus, stilistus, whatever. Labai faina, kad mes turim tokią didelę auditoriją žiūrovų, kad mes augam. Ir, aš labai norėčiau palinkėti jums įkvėpimo, tikėti savo idėją ir žiūrėti mus toliau. O jeigu dar nesate prenumeravę mūsų kanalo, tai būtinai dabar pat tai padarykit, nes paskui pamiršit nedaug dievę ir negausite priminimų apie kitus podcastus. Iki. Iki visiems geros dienos. Ačiū.